Gesundheit. Pirmadienis iš Šiaulių rajono iš Akinos. Jo programa Auksinis žavelis pasakos. Vadovas Rimantas Mickevičius. Pirmadienis iš Šiaulių rajono. Ponai ir ponios, humoro grupė Pirmadienis pristato savo naują programą Auksinės žuvelės pasakos. Viešukuose dūrą pastumdavo gerai. Ne dūrą, o žoliapjovę. Koks skirtums vis tiek dūrą. Vasaros saulei žoliapjovę sulaužiau, pardaviau benziną, nupirkau alaus. Vasaros saulei užvirė kraujas, varėsi seniūnas, sakė pašalpos nuraus. Oi, su nebegaliu. Slabna, karšta. Juk visi padorų žmonės šiokią dieną, kur norins poilsiauj, on smėlę kaitin rūra, o mes šaram kaip kokį traktoriai. Aha, varomi mes kur nors pailsė. Ja, aš tai norėčiau į Egiptą. Ai, varom. Į Turkiją varom, kur viskas suskaičiuotam. Varom. Į Norvegiją lašišų pažvejoti. Mačiau, kažką žvejoji. Ir čia Tokį vyriukę per kilbuką turi. Ai, čia iš ryto buvo žvejybų. Mažą tokį kilbukėlį pagavau, žymiukė tokia, saka, aukseinė, pildau norus visokius, aš kai netikiu tom pasakom,
parnešiu katinui, tegu kai žmogus pavalga. Nu, paro. Bet graži žuvikė nesakyko. Oi, kokiai, čia mūsų aprūdė. Ojei, kokia graži. Tautiečiai, paleiskite mane, aš išpildysiu jūsų norus. Ha, žuvelė, aš tai norėčiau į Egiptą. O į Egiptą negaliu, nes tenai reikia skristi. O mano stichija vanduo. Vai Palangą tai nors ir dabar. O, tai mes žuvelė jamam Palangą, jamam. Geriau nei čia. O į Egiptą negaliu, nes tenai. Čia burėkai, šaltas alus. Šiltas alus, šalti cepelinai. Perkame gintarą, senjorams taikomas nuolaida. Tik mūsų lietuviškų patiekalų restorane puikus kaukazietiškas šašlikas ir geriausia rusiška muzika. Nakvynė netoli jūros, nebrangiai. Gal čia ir apsistojo? Jo. Man 4 vietį. Jūsų patogumui 3 sandėliukas ir viena vieta šuns būdavo už pusę kainos. Tiek siemo. Aha, jamam. Jūs tai į sandėliuką, o aš. Į būdą, nu. Aš čia, kur saulėtoji Palanga. Šuvies būna sadau, šalosiu jėdalų. Kai vėdulis saulė gina, liski būda, gerą nuotaiką gamina. Liski būda, sandėliukas tik svaiginoms. Liski būda, šuvies būda tik merginoms. Liski būda. Aš kaip ir norėčiau vakarieniai kokią žuvį išsikepti, nes tuose restoranuose tai nieko neįpirkom, negi taip įvaikščiosiu neėdusi. Bet kokie stebuklą daros, tai sunku patikėti. Kuo arčiau jūra, tuo ta žuvis brangesnė. Nu, kokie pas berniuką žuvis? Tik tais po 5 euriukas. A už kilogramą? Oi ne, už vienetą. Nu, a nors švieži. Nu, vadžioju, ką tik iš jūros, nu. Nu, bet mano na tokiai tartina, kudė tokia rami gul, nespur, nešokinė. Ai, dabar pietų miegas. Nu, tai kas, kad pietų miegs, o tai ko, na, dabar tada ir smirt kažkuo toks kvapsain. Ei, pastikė, kai miegi save tai kontroliuoji. Nu, bet jau tieki nevarau. Ponai ir ponios, nepraleiskite stebuklo. Negreikite pinigėlių ir pamatykite tai, ką jums parodys mūsų svečiai iš Abu Dabio. Abdula atspės bet kurį skaičių, kuris bus užrašytas lentelėje. Tad negreikite pinigėlių laiko ir pamatykite gyvą stebuklą, kuris vyks prieš jūsų akis. Oi, koks gražus skaičius. 3. O. Koks gražus skaičius. Oi, kas. 5. Koks gražus skaičius, tu pažiūrėk. Oi, kiek čia man galva daužysi, kad
ponia, matau skubate prie jūros. Ja, kol saulė dar nenusileido. Sakykite, gal galimės trumpam sutrukdyti ir pavaišinti skaniais pietumis. Nu jeigu pavaišinti, tai jeigu valgyt labai noriu, čia viskas tai brangu, tai brangu. Prašau, ponia, prisėskite. Ir šios degustacijos metu turėsite galimybę paragauti mūsų maisto paruošto naujausiame mūsų šedevrė. Tai yra daugiafunkciniame puode Lofkatron 500, kurį tik šiandien galite įsigyti už specialią 499 eurų kainą. Kad aš neturiu tokių pinigų. Gerbiama ponia, jums net nereikia turėti grynų pinigų pas save. Jums užtenka štai čia sutartyje įrašyti savo asmens kodą. Ir sąskaitėlės numerį. O visą kitą, visus rūpesčius išspręsime mes. Gali reiktų pirkti, bet kuo man čia toks ypatingas, kad tokį pinigą? Čia pana pašalpa visą. Įsivaizduokite, kol ravėsite runkelius, prieš tai paspauskite reikiamą mygtuką ir kol ravėsite runkelius, Lofkatron 500 jums paruoš puikius pietus. Arba karvę glaudenšį. Įloks pats tu esi. Tai kas dabar kaime augin karves ir avė runkelius, aš ne vištas neturiu, o aš socialia rimtina. Na gerai, pasukime kitų kampų. Štai kol jūs žiūrėsite savo mėgstamą meksikiečių arba turkų serialą, tai štai paspauskite mygtuką ir Lofkatron 500 jums paruoš puikią vakarienę. Tu gyvenimą šiukšlės, tai žiūriu, ja. O tai gera, imsiu tada. Pasirašyt viskas per kodą. Ir šiandien ypatingos atrankos būdu patekote į laimingųjų sąrašą ir už papildomą 299 eurų kainą. Kun dar čia man duosi? Jūs gaunate fantastiką. Ką? Puikų liekninantį pleistriuką. Ir tai dar ne viskas už tą pačią kainą. Jūs gaunate tiesiog fantastiškus, nuostabius, liekninančius marškinius. Va, prašom. Va, kaip tik jums, legendinis, nuostabus puodelis Lofkatron 500. Kaip sakoma, jums prekė, mums pinigai. Kol Lietuvoje lofų bus, Lofkatronas nepražus. Žuvelė, aš esu Jons iš Nupušėnų kaimą. Ieškau savo žmonos, tokios ir tokios. O kokios žmonos tu norėtum? Dar mano senelis Juozas sakė, kad tikras vyrs, tikras lietuvis turi turėti 3 žmonas. Ispanė, kad būtų karšta. Žydaitė, kad vaikai būtų protingi. Ir lietuvė, kad mylėtų iki grabo lentos ir gerai kapus pažiūrėtų. Reikės ir bus pasitik savo visas 3 žmonas. Štai ir Ispanė, štai ir Žydaitė. O štai ir lietuvė, kuri mylės iki pat grabo lentos. Ligi grabo lentos. Iki šoną negaliu žiūrėti. Va, pats norėja. Dabar Žmonos, geresnės ar blogesnės, aš žinau vis tiek
Būčiau laimingesnis, senmergė našlė, netikėjus išsiskyrus, kad tik būtų moteris, moteris be vyro. Nes mano name vietos daug yra jame, mano senam name vietos daug yra jame. Aukšta ar žema, stora arba būda, kad tik tai nebūtų jį kokia barakūda. Algą jai parnešiu, kada nors intencija, kad tik sklandžiai vyktų mūsų egzistencija, kad tik nekankintų jokia impotencija. Nes mano name vietos daug yra jame, mano senam name vietos daug yra jame. Lova jai paklausiu, tai ne viena vietė, o jei šalta bus, gulėsim susiskietę. Laivai bus įgimdo, būtų tokis noras, o jei jų nebus tiek to, bus švaresnis oras. Nes tik mano name vietos daug yra jame, mano senam name vietos daug yra jame. Skaičiais atnešiu, jei kada bus intieso, o yra ištai, negailės man sekso. Juk reikia man žmonos, geresnės ar blogesnės, aš žinau, kai suteiksiu ją. Būčiau laimingesnis, nes mano name vietos yra jame, mano senam name vietos daug yra jame, mano name vietos daug yra jame, mano senam name vietos daug yra jame. Šičia atsitika. Rodos buvom Palangoj. Nu, bet galvas kaut tai ojojoj. Nugi neprisidengia nuo saulės, tai ir perkaitoma kaulės. Ir auksinė žuvį, dėdės rėmus katinas, tai yra parazit. Ruda gabalas. Uot bestija. Atsakingai pasakau, kad namie užvis geriau. Jeigu milijonų nevartai, tai netalo Palangos barai. Ja. Oi, Hebra, jau ir 12 kartį. Baigęs darbą mūsų diena sunki. Tuoj priduosiu aš žoliapjovę seniūnui, o po to į krautuvę po 100 perkūnų. Ma jau cizai baigės. Susitiksim vėl rytoj. Čia geriau nei Palangoj. Oligarchai maldos pilvuos, netrukia ten saugiausios perkūnas, o mes paskelbti čia savo starbuos. Svarbu dažnai greitai nuravėti, jei kvepia šielas padaliniuos. Jei visas gavo ką padėti, tai dantis kėlulis duos, o mums ir čia gerai. Čia ir nuodėmė, susėdus vakare prie stalo, draugams sveikatos palinkė. Linkime ir jūs, žiūrovai, šypsotis niekad neliūdėt. O jeigu skauda vėl ateiti,
pažiūrėk, o mums ir čia gerai, o mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai, o mums ir čia gerai, o mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai. Šiandieninėje programoje dalyvavo Žydrūnas, Alvydas, Rima, Kristijonas ir aš. O visi kartu mes esam humoro grupė ir Magėnis. Mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai, o mums ir čia gerai, o mums ir čia gerai. Mes gyvenam čia, čia mūsų namai. Gesundheit.